Ir verčiame Apaštalų darbų knygą. Apaštalų darbų knyga, 15 skyrius, 22-35 eilutės. Daug tų čia eilučių, bet realiai mes daug ką jau žinome, daug kas kartosis. Tai čia toks labai gražus bus neilgos tos studijos, gražus pakartojimas. Prašau išklausyti tekstą. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savųjų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantis tarp brolių. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoję, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį. Mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi, siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Šventajai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina, susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir išpirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų, likite sveiki. Atvykę į Antiochiją, pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai perskaitė jį, apsidžiaugė paguodos žodžiais. Judas ir Silas, būdami pranašai, guodė ir stiprino brolius gausingais pamokymais. Kurį laiką ten pagyvenę, jie buvo brolių išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę. Paulius ir Barnabas pasiliko Antiochijoje. Kartu su daugeliu kitų jie mokė ir skelbė gerąją viešpaties žodžio naujieną. Tai Dievo žodis. Taigi iš tiesų, kai ką naują išgirstame, bet tie, kurie jau dalyvavome su apaštalais ir vyresniaisiais pirmajame Jeruzalės susirinkime, tai mes nenustebę, kad susirinkimas svarstė ir jeigu jis turi pradžią, jis turi turėti pabaigą. Taigi mes turime pirmojo visuotinio bažnyčios susirinkimo apaštalų ir vyresniųjų Jeruzalėje pabaigą, sprendimus ir kaip tie sprendimai tada įgyvendinami jaunojoje bažnyčioje. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti. Bet mes žinome, kad sprendimuose arba tose diskusijose, kur buvo priiminėjimas sprendimas, ar dalyvavo visa bažnyčia? Ne. Susirinkime dalyvavo tik tai visa bažnyčia su apaštalais Jeruzalėje sutiko pasiuntinius iš Antiochijos bažnyčios, Paulių ir Barnabą. Bet paskui, kada jau buvo aišku, kad reikės spręsti šitos klausimus, ar turi būti pagonys apipjaustyti, ar jie turi laikytis Mozės įstatymo pilnai prieš tapdami krikščionimis, tada jau ne visa bažnyčia, o tik tai apaštalai ir vyresnieji pasiliko spręsti šito klausimo ir mes girdėjome ir Pauliaus kalbą, mes girdėjome ir Petro kalbą, ir Jokūbo kalbą ir galiausiai sprendimas priimtas, tai vėl sukviečiama visa bažnyčia, o visa bažnyčia tai yra visi Jeruzalėje esantis krikščionys tikintieji. Tai kaip jūs manote, kiek jų ten buvo? 100 nebuvo. Jeigu taip mes įsivaizduojam, mums dabar tai atrodo čia tokios gausios parapijos ir visa kita, bet ankstyvieji krikščionybės amžiai ir ypač persekiojimas Jeruzalėje nebuvo tiek daug tų tikinčiųjų. Tai galim sakyti, gal 60 buvo, gal ir tiek nesusirinko, juk ne visi ir galėjo susirinkti, kiti gal turėjo kažkokius darbus, kiti gal buvo vergai pas kažką, tai jeigu jų šeimininkai nekrikščionys jų neišleido į tą susirinkimą, tai jie ne visada į bažnyčios susirinkimą ateidavo. Bet kas yra svarbu išgirsti, kad bažnyčia, žodis bažnyčia. Tada apaštalai vyresniai su visa bažnyčia.
Ir visa bažnyčia yra visi pakrikštytieji. Taigi bažnyčia nėra tik apaštalai, nėra tik vyresnieji, nėra tik vyskupai, kunigai ar klebonai. Bažnyčia yra visi tikintieji, visi pakrikštytieji. Ir kaip jūs manote, kokia bažnyčios situacija yra šiandien pasaulyje, šiandien Lietuvoje ir šiandien Krekenavoje? Švaki. Švaki. Nes pakrikštytų daug, bet suprantančių, kad jie yra Kristaus bažnyčia, kad jie turi bažnyčiai patikėtą misiją ir užduotį ir kad turi aktyviai toje užduotyje dalyvauti, nėra tiek daug. Daugelis pakrikštytųjų yra palikę bažnyčios tą situaciją kunigams, vyskupams ir keletui tikinčiųjų. O jie užsiema visiškai ne bažnyčios ir nieko su bažnyčia neturinčiais reikalais. Tai bažnyčia yra visi pakrikštyti. Ir šiandien, jeigu sakom, kad bažnyčios vaidmuo silpsta visuomenėje, kad bažnyčios balsas yra negirdimas, tai ne kad vyskupų ir kunigų balsas nėra girdimas, bet Kristaus balsas per bažnyčią nėra girdimas, nes nemažai pakrikštytojų nieko bendro nenori turėti nei su Kristumi, nei su jo bažnyčia, nei su bažnyčiai patikėta užduotimi. Ir iš tiesų mes turime katalikišką Lietuvą, kurioje nėra daug praktikuojančių katalikų. Ir tas galioja ir Lietuvai, ir tas galioja parapijom, ir tas galioja ir mūsų parapijai. Kaip aš sakiau, krikštų pilnos knygos, o tuščios bažnyčios. O kai tuščios bažnyčios, ką mokyti, ką Kristus gali mokyti, kaip Kristus gali keisti šito pasaulio mąstymą, supratimą, kas yra tiesa, kas yra viltis, kas yra meilė. Kaip gali, jeigu nėra lankančių jo bažnyčią, jeigu nėra klausančių jo žodžio. O kai reiks, aš nueisiu į bažnyčią, ko tu ten nueisi? Čiagi ne ambulatorija, čia ne vaistinė, čia ne parduotuvė, kad kažko reikia, jau nusipirkau, bet taip ir elgiamasi dabar su bažnyčia. Ateinama, tai aš noriu pakrikštyti, aš noriu mamą palaidoti, aš noriu mišias užmirusi, aš noriu paminklą pašventyti, aš noriu namus pašventyti. Bažnyčia kaip paslaugų teikimo įmonė, bet ne ta vieta, kur yra mano namai, kur aš priklausau ir tuose namuose ne tik atliekamos paslaugos, bet tuose namuose yra vykdoma Kristaus bažnyčiai patikėta užduotis. Į pasaulį yra nešama jo žodžio šviesa, jo tiesa, jo meilė. Ir nešama ugdant, nes bažnyčios nariai puikiai supranta, kad palikti vieni patys, be Dievo žodžio, be sakramentų, be šventosios dvasios veikimo, be hierarchijos, be vyskupų kunigų vadovavimo, jie nelabai ką gali šitame pasaulyje atsiekti. Taigi mes turime silpną bažnyčią, todėl kad yra silpni pakrikštytųjų ryšiai, silpnas supratimas, kad jie ir yra bažnyčios nariai. Taip, mes pasauliečiai turi įvairiausių įsipareigojimų, yra šeimos, yra darbai, yra užduotis visuomenėje, politikoje ir visa kita, bet tai yra antriniai dalykai po pirminio. Aš pirmiausia priklausau Dievo vaikų šeimai. Ir toje Dievo vaikų šeimoje turiu būti geras vyskupas, geras kunigas, geras vyras, gera žmona, geras vaikas, geras medikas, geras darbuotojas, geras kaimynas. Čia jau yra antriniai dalykai. Pirminė tapatybė yra, kad aš per krikštą tapau Dievo vaiku ir Dievo nuosavybė. Ir jeigu aš esu Dievo vaikas ir Dievo nuosavybė, Dievas turi teisę mane formuoti taip, kaip jis nori mane formuoti. Man perduoti tai, ką jis kaip Dievas, kaip tėvas šeimoje, kaip tėvai šeimoje nori perduoti, atsiprašau. Tai visa bažnyčia, ir čia jau kartu su visa bažnyčia, tai visi susirinkusiai išgirdo, koks yra sprendimas. Neatrodo, kad kas nors tam sprendimui priešinasi, nors mes žinome, kad kaip tik Jeruzalės bažnyčios narių tarpe, ypač tų, kurie buvo fariziejai krikščionys, ir kilo šitas klausimas, kad reikia pagonis krikščionis prieš tampant krikščionimis pirmiausia apipjaustinti. Pirmiausia padaryti gerai žydais, o tada padaryti krikščionimis. Bet apaštalai ir vyresnieji nusprendė, kad šito nereikia, nes Dievas taip neveikia. Jisai per Petrą, per Pauliaus ir Barnabo pavyzdį, per jų misijose vykstančius dalykus parodė, kad Dievui šito nereikia, šito dalyko.
Ir visa nutarė pasiųsti į Antiochiją savų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Nuspręsta, kad Jeruzalės bažnyčios atstovai vyks į Antiochijos bažnyčią kartu su Pauliumi ir Barnabu. Kodėl? Kad Paulius ir Barnabas parneša iš Jeruzalės bažnyčios žinios sprendimą, o gal jie patys susigalvojo. Ką jie mąstė, Antiochijos bažnyčia ir taip žinojo. Bet ar tikrai Jeruzalė, iš kurios buvo atvykę tie žmonės, kurie sakė, kad reikia kitaip daryti, ar tikrai Jeruzalės bažnyčia priėmė tokį sprendimą? Tai reikėjo, kad kažkas kitas iš Jeruzalės bažnyčios lydėtų juos į Antiochiją ir šitą žinią perduotų. Labai natūralu. Tas, kas nuspręsta, ir šita žinia yra skirta visiems, bet pirmiausiai tai bažnyčiai, kuri viešai paklausė. Šitas nutarimas galioja visoms bažnyčioms, visur buvo išplatintas. Tačiau pirmiausia atsakymas yra duodamas tai bažnyčiai, kuri viešai paklausė, o ką šituo klausimu reikia daryti. Paklausė, galim sakyti, centro, paklausė Jeruzalės bažnyčios. Išsirinko 2 vadovaujančius, žiūrėkite. Tai buvo Judas vadinamas Barsabu ir Silas, kurie buvo vadovaujantis tarp brolių. Ne šiaip kokias pieškas pasiuntė, kur nieks nieko nežino, bet pasiuntė iš savo tarpo jau žinomus ir pripažintus bendruomenės narius, bendruomenės vadovus, kur vėliau sužinosim, kad jie ne tik buvo vadovaujantis, bet jie turėjo ir pranašavimo, pranašystės dovaną. O tas buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais labai svarbu. Pirmasis jų buvo Judas, Barsabas ir Silas, kuris vėliau taps Pauliaus misijų kompanjonu. Mes matysime vėliau, jisai pasiliks Antiochijoje ir tada su Pauliumi keliaus toliau tarp pagonių skelbti gerąją naujieną. Silas yra Romos pilietis kaip ir Paulius ir lotyniškai Silo, aramėjiškas vardas, lotyniškai vadinasi Silvanas. Tai Pauliaus laiškuose mes randam pavadintą Silvanas. Tai čia tas pats Silas, kuris iš Jeruzalės su Judu Barsabu buvo pasiųsti pranešti susirinkimo žinią. Vėliau jie abu atsidūrė Romoje su kitais Jeruzalės bažnyčios nariais ir tą galime rasti 1 Petro laiške, 5 skyrius, 12 eilutė. Čia 1 Petro laiško pabaiga. Per Silvaną, ištikimą į brolį, tokiu jį laikau, rašo Petras, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liūdindamas, jog tokia yra tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės. Taigi Petras per Silvaną jau iš Romos siunčia, reiškiasi, šitą laišką, tai kažkokiu būdu Silvanas atsidūrė į Romoje. Toliau skaitom 23. Šitiems atstovams ir tiems Barnabas ir Paulius, kurie buvo iš Antiochijos, ir tiems, kuriuos pasiuntė nuo Jeruzalės bažnyčios į Antiochiją, jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams kilusiems iš pagonių. Taigi įteikė ne šiaip savo, bet dar įteikė į raštą, parašė raštą. Ir mes žinome, kad šiais laikais, dabar jau su raštais kitaip, yra daug elektroninė forma visokiausių pažymų, bet dar vis atsimenam ir šiandien atsimenam, kad gauti raštą tai yra kažkas rimto. Viena tai tas paštas anksčiau, ne taip, sakykime, senesniais laikais, tai popierius buvo brangus, tai jeigu kažkas yra parašyta ant popieriaus, taigi rimtai parašyta, belekas brangaus popieriaus nenaudos ir nerašys. Taigi raštas yra labai toks apčiuopiamas konkretus dalykas. Ir šiandien bažnyčios kanonuose, bažnyčios teisėje, ir šiandien galioja rašto svarba. Kai vyskupas padaro sprendimą, skiriu kleboną arba atleidžiu nuo tų pareigų ir skiriu į kitą vietą, jis būtinai tam kunigui turi įteikti raštą. Jis gali įteikti ne pats per savo kažkokį patikėtinį, bet kunigas turi turėti popierių. Tol, kol jis neturi popierio, kuriame parašyta, kad jis yra atleidžiamas arba paskiriamas ir ten nėra vyskupo parašo, niekas negalioja. Tu turi turėti raštą. Raštas yra labai svarbus.
taip kaip gimimo liudijimas, taip kaip pasas, taip kaip santuokos pažymėjimas, vis tiek reikia turėti kažkokį popierį, kuris liudija ir sako, kad kažkas čia yra pasikeitę. Tas raštas arba laiškas, iš tiesų sakoma, kad laiškas, ir jis yra pirmoji enciklika. Enciklika. Mes žinome, kad popiežius dabar irgi pasirašo enciklikas. O enciklikos yra laiškas enciklė, ratu. Laiškas skirtas visiems. Enciklika yra laiškas skirtas visiems. Tas pats laiškas eina ratu. Ir tu perskaitai tą laišką, tada duok kitam paskaityti. Nieko nepridėk, nieko neatimk, nes su tuo laišku reikia, kad susipažintų kuo daugiau žmonių. Enciklika, ratu. Ir popiežius kažką parašo visai bažnyčiai ir kartais visam pasauliui. Raštas, su kuriuo nori supažindinti visą žmoniją, o pirmiausia tai visą bažnyčią. Perduodama žodžiu ir raštu. Žinia yra perduodama žodžiu ir raštu. Kodėl? Galima atsiųsti raštą, bet jeigu, tai šiandien mes mokam skaityti, mokam rašyti, bet supraskite, Jėzaus laikais, nereikia nei Jėzaus laikų, čia 100 metų atgal, kiek čia žmonių buvo mokančių skaityti, rašyti ir taip toliau. Tai tu jam gali kokius nori raštus siūsti. Ir giminės iš Amerikos atsiųsdavo kokį laišką, tai eini pas kleboną ir prašai ar pas vaistininką, ar pas ką nors, kas moka skaityti, kad perskaitytų. Ir ar iš rekrūto ateina kažkokia žinia, ir kad padėtų surašyti atsakymą. Taigi, raštas yra svarbu, taip, apčiuopiamas, o tai kas jame parašyta? Tai žinia perduodama žodžiu ir raštu. Laiškas buvo parašyta helenistinės kultūros forma, toks, kokis turi tuo metu helenistinėje graikiškoje kultūroje struktūra. Struktūra yra, kas siunčia laiške pasakoma pačioj pradžioj, kam siunčia ir sveikinimas. Tai žiūrėkite, apaštalai ir vyresnieji broliai. Kas siunčia? Apaštalai ir vyresnieji broliai. Čia nuo ko reiškės. Toliau yra kam. Siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Siunčia kam? Va tiems kilusiems iš pagonių. Ir dar prideda, šiaip graikų kalboje pabaigoje yra žodis, o čia pas mus lietuvių kalboje kišo per vidurį, sveikinimas. Sveikiname. Ir sveikiname. Kas yra tie apaštalai ir vyresnieji? Nėra čia parašyta, bet graikų kalboje, originalų kalboje yra labai gražus įvardis tikriausiai, jeigu aš nesumaišiau kalbos dalies. Jūsų broliai. Kas siunčia? Apaštalai ir vyresnieji, kablelis, jūsų broliai. Tai jie nėra kažkokie tai tėvai, jie nėra kažkokie tai ten autoritetai, jie turi pareigas vadovauti, turi pareigas spręsti, bet svarbiausia ir pirmiausia, jie yra jūsų broliai. Jūsų broliai, nes mes visi esame vieno to paties Dievo vaikai, broliai ir seserys, tik turinti skirtingą atsakomybę šitoje Dievo vaikų šeimoje. Toliau. Sužinoję, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys mūsų neįgalioti savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, taigi atvykę iš Jeruzalės. Mes sužinojome, kad kažkas atvykę iš Jeruzalės be jokių įgaliojimų norėjo parodyti, kad yra viršesni, ypač Antiochijoje. Žiūrėkite, kažkas mūsų neįgalioti atvyko iš Jeruzalės pas jūs ir pradėjo skleisti savo kažkokį tai žinojimą. Ir jūs suglumote, pasėjo jūsų širdise sąmyšį ir nerimą. Kaip tai galėjo atsitikti? Ogi labai paprastai. Kaip jūs manote svarbumo, tuomečio svarbumo aspektu, kas buvo svarbesnė vieta, Jeruzalė ar Antiochija? Jeruzalė. Tai čia įsivaizduokit, tik Rekenava atvyksta iš Vilniaus kažkokie ir pradeda aiškinti, kad čia dabar kažkas yra kitaip.
Taigi, tai iš Vilniaus, tai ne šiaip savo iš kokio Kalabibiškio atvykę. Iš Vilniaus tai yra rimta sostinė, tenai nerimtų nėra ir mes o taip palaukė, Vilnius, ne Vilnius, o kur jūsų įgaliojimai? Ne, pasakė, kad iš Vilniaus ir mes jau viskas. Čia kaip buvo su Amerika. Jeigu kas nors iš Amerikos Lietuvoje, tai mes jau pagatavi sulysti, išlysti, kur tik norim. O ką jie ten siūlo, o kiek tai mums kainuos ir ar tikrai padarys? Lietuvių mentalitete reiškiasi iš kažkur atvykusio šnekėjimas, tai mes pagatavi, griūti po kojom ir klausyti, nes užsienietis prašneko. Mūsų kažkodėl tam lietuviškam nepilnavertiškume mes kartais trūksta tokio pasididžiavimo ir supratimo, kas mes tokie esam, ką mes galime, ir mes turime tokį pomėgį taikyti. Vat iš Briuselio atėjo pasakė, vat iš Vilniaus atėjo kažkas pasakė, o kol nepasakė, tai gyvenam kaip gyvenasi. Tai nebūtinai Vilnius ir Briuselis arba Roma žino geriau negu jūs čia. Ir kur yra jų įgaliojimai? Neturėdami jokių įgaliojimų, o tik tai norėdami parodyti savo viršenybę. Kartais pas mus irgi į baziliką atvyksta iš Vilniaus kokie nors turistai ir piligrimai ir elgiasi, kad jie čia, ką jūs čia kaimietukai veikiat, nieko pas jūs čia šviesaus nėra, nei arenų, nei sirenų reiškiasi. Tai dabar atsirado laimė kartu, 29 kilometras, tai dabar jau truputį pagarbiau į mus žiūri, o taip tai buvo tik aibė, kavai nusipirkti ar kam kaip jūs čia toje tundroje gyvenate? Mes tai Vilniuje, tai pas mus renginiai dieną naktį ir per naktį, aišku, mes į juos neinam, ne visi išgalim, mes ten ir taip toliau, bet jau čia mes Vilnius, o jau jūs čia provincija, regionai, čia visa kita ir taip toliau. Tai kartais tenka jiems nustebti ir baziliką aplankius, ir su mumis susitikus, kad gal ne visiškai čia jau taip viskas jau čia taip, kaip jiem atrodo. Ir kad pirmas dalykas, kurį ar čia, ar Vilniuje, ar Krekenavo, ar kažkur kitur turi apie, kur gyvena laimingi žmonės. Jeigu mums čia gerai, tai kodėl čia mes blogesni ar geresni? Jeigu mes čia gyvenam, mums čia yra gerai. Čia mūsų grynas oras, čia mūsų namai, čia mūsų kapai, čia mūsų vaikai. Jeigu jums gera tenai Vilniuje, reiškiasi per miestą važiuoti 2 valandas iš darbo ir į darbą. Kamščiuose reiškiasi ir ten neturėti kur vaikus į darželį vežti, nes jau darželiai neguminiai. Pas daktarus po metų tik tai papulti, nes jau daktarų nėra tiek, kiek yra eilių ir norinčiai. Jeigu jūs norite tokio gyvenimo Vilniuje, pirmin. Bet iš tiesų tai ir Amerikos ir šiaip pasaulio didmiesčiai yra parodę, kad kol jauni, kol karjera rūpi, kol barai rūpi, kol pramogos rūpi, tai tada tu nori būti kaip galima centriau. Kad nereiktų važinėti, kad galėtum ar su taksu pareiti, ar kad, girto kas nors neužpultų, reiškiasi. O kai jau pradeda kurti pora ir šeima, tada dažniausiai iš didmiesčių centrų įsikraustoma į priemiesčius, kur pažįstame kaimynus, kur vaikas galės išbėgti gatvę, kur mažesnis rautas automobilių, kur yra kažkokia mokykla saugi ir taip toliau. Viskas pasikeičia. Taip, kad nereikia spjauti vandenį, iš kurio gali tekti gerti, ir aš su užuojauta žiūriu į tuos, kurie Vilniuje gyvena. Man labai gera ten apsilankyti. Nuvažiavai, atlikai, ką reikia, dar jeigu pataikai laiką, kai nekamši, kai nekas, tai mums gera. O jeigu jiem mieste gyventi gera, Dieve jiem padėk, vienu žodžiu. Tai va, čia apie tą Vilnių. Ir šitų neįgaliotų net vardų nemini. Jeigu paminėtas yra Paulius, Barnabas, Judas Barsabu ir Silas, čia oficialūs asmenys, tai šitų, reiškiasi, įsivaizduojamų viršininkų net vardų bažnyčia nemini. Ir nemini irgi dėl to, kad, tai jeigu pradėsi minėti, kas čia tokie buvo, tai čia ar tie buvo, ar ne tie buvo, reiškiasi, ar jie sakė, ar nesakė,
tai tu dar kuri didesnė tokia neramybė, nevienybė, kažkokis, Matijos galas, kas jau ten buvo kažkokie tai ten, bet mes jų dar neminėsime, tegul jie, kai sako, patys pasidaro išvadas, svarbiausia, kad sprendimas yra priimtas ir dabar jau klausykite rimtai į šitą žodį. O ką jie padarė tie atvykę? Savo kalbomis. Šiaip visur naudojama siunčia žodį, o čia kalbos. Kalbos. Savo kalbomis pasėjusi sielose nerimą bei sąmyšį. Tas toks kalbėjimas, kažką tai užmeti. Tai gal čia taip nėra. Tai gal jis ir ji netokia. Aš gal kažką kažkur girdėjau. Čia tokios eina kalbos, sako. Vyskupas čia praeitą savaitę mane pasikvietė paklausti, kokios čia kalbos eina apie tavo iškėlimą. Aš sako, nuvažiuoju, į Šiluvą nuvažiavau prie moterišką ir sako, eina kalbos, kad Krekenavos klebonas yra iškeliamas, įsivaizduoji. O dar kitos kalbos yra, kur nukeliamas. Sako, kalbos kalbomis, bet aš tai sprendimą tai priiminėjau pavasarį, aš jokio sprendimo dabar nei priėmiau, nei turiu priiminėti, nei turiu laiko, kada galvoti. Taigi dabar dar žiema tik atėjo, o jau čia eina kalbos. Ir tos kalbos pasėja tam tikrus lūkesčius arba padaro tokį spaudimą vyskupui, tarsi čia dabar tos kalbos nuspręs. Tos kalbos, tai žinokite, nieko gero neduoda. Nei kad iškeltų, nei kad neiškeltų. Jos tiesiog apie nieką yra. Bet žmonės kalba. A kodėl jie kalba? Gal neturi ką veikti, gal neturi ką dirbti, gal jie į švento rašto studijas nevaikšto, gal jie į šventą raštą nesigilina, gal jie knygų neskaito, nes užsiimtų, gal jie nesimeldžia. Yra ką veikti be kalbų. Bet jeigu tu visų tų anksčiau išminėtų dalykų nedarai, tai tada kalbom atsiranda laiko. A tu girdėjai, a tu matei, a tu kaip nors kitaip. Tai tos kalbos. Ir jos pasėja bendruomenėje visiškai be pagrindo. Sąmyšį ir nerimą. Sąmyšį, sumaištį. Tai kaip čia dabar yra? Tai jau iškelia? Aš jau visus metus klausaus, kaip mane iškelia. Kad nieks manęs dar niekur nekelia. Kaip matot, aš čia puikiausiai sėdžiu ir visa kita. O jau kai kels, tai žinote, ko reikia, kad kai kels? Kad į mano rankas ateitų dekretas, popierius. Tai tokio popierio dar nėra. Tai kai jau jis bus, tai tada mes šnekėsime, jau yra. O iki tol tai nieks nieko nežino. Niekas nieko nežino. Ir net jeigu vyskupas nuspręs pavasarį, kad vasarą kažką kelsiu, tai per tuos 1 ar 2 mėnesius, kai jis priėmė sprendimą ir kai jis turės įsigalioti, pasaulyje Dievas žino, kas gali atsitikti. Kai nekuriais kunigais kažkas susirgti gali, kažkas numirti, kažkas ir vėl viską reiks. Tai ko čia kelti bangas? Aš suprantat. Tos kalbos. Ir žiūrėkite, sąmyšį ir nerimą. Nuolatinė gilėjanti sumaištis. Nerimas yra nuolatinė gilėjanti sumaištis. Ir tada kaip man sunku yra klebonauti, kai mane jau kažkas iškėlė. Aš kažką stengiuosi dėl parapijos padaryti, aš dar noriu laimėti kažkokius tai aukotojus ar kažkokį darbą, ir man nieks nenori padėti, nes jie jau girdėjo, kad aš iškeltas. Ir matote, tie, kurie sekmadienį lankotės bažnyčioje, taigi puikiausiai žinote. Per 12,5 metų puikiausiai žinote. Viskas, ką reikia bendruomeniai žinoti, bus pasakyta per skelbimai. O ko nėra pasakyta per skelbimai, tai yra tik kalbos. Nes mes turime puikiausias komunikavimo priemonės. Mes savo laiku turėjome laikraštėlį, mes turime parapijos svetainę, mes turime parapijos Facebooko paskyrą, mes turime skelbimus, mes turime naujienas. Visos yra informavimo priemonės, jos veikia, dar nė viena neužlūžo, reiškiasi. Tai ko nėra skelbimuose, ko nėra oficialiuose mūsų tinkluose, dėl to ir nesirūpinkime. Ir jeigu kažkokia kalba iki mūsų atėjo, tegu ties mumis jinai sustoja ir nutrunka. Ties mumis. Mes nebūkime ruporai tas kalbas tiražuojantis, bet sakykime,
viską, ką reikia sužinoti, ateik sekmadienį ir išgirsi. Tai va. Labai geras pakvietimas visi. Mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi mes visi susirinkę vieningai nusprendėme. Žiūrėkite, čia sako, mes bendrai susirinkę, išvertė. O iš tiesų pažodžiu yra vieningai nusprendėme. Tai bendrai susirinkti, tai galima susirinkti ir dėl muštinių reikia bendrai susirinkti. Nebus muštinė, jeigu bendrai susirinksi. Bet bendrai susirinkus vieningai nuspręsti, jau čia yra pastanga ir jau čia yra rezultatas. Taigi jie ne tik bendrai susirinko, galima susirinkti ir išsiskirti ir nieko nenuspręsti, kiek tokių yra susirinkimų buvę bendrų. Bet bendrai susirinkus vieningai kažką priimti arba nuspręsti, o jau tai yra, tas bendrumas reiškia, turi rezultatą. Prašau, atrodo vienas žodelis, bet jisai daug ką pasako apie tą pradžią. Nusprendėme. Ir žiūrėkite, žodis nusprendėme yra edoksen. Ir iš šito veiksmažodžio edoksen graikiškai yra kitas žodis sprendimas. Sprendimas ne nuomonė. Nepagalvojame kažką. Kažkas pagalvojo ir dabar mes norim pasakyti, ką kažkas pagalvojo. Va, vienas vieną pagalvojo, kitas kitą. Ne, mes susirinkę vieningai nusprendėme. Edoksen. Ir tas sprendimas graikiškai dar vadinasi dogmata. Dogma. Iš čia ateina žodis dogma. Mes nusprendėme, mes priėmėme vieningai sprendimą, kuris galioja visiems. Kai jau mes nusprendėme vieningai, tai galioja visiems. Nuomonėms šitoje vietoje jau nebėra vietos. Dogmata. Reiškia sprendimas galiojantis visiems. Iš čia žodis dogmos, kurias, kai paskelbė bažnyčia dogmas, tai tos dogmos privaloma tikėti visiems, nes jos yra reikalingos išganimui gauti. Tai bažnyčia tiek daug dogmų neturi, bet jas turi ir, pavyzdžiui, viena iš dogmų, kurią netrukus švęsime po 2 dienų, yra nekalto prasidėjimo dogma. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo dogma, kuri buvo paskelbta prieš 150 metų ir jinai dabar yra galiojanti visiems, mūsų tikėjimo yra svarbi. Ar mes suprantame tą nekaltą į Mergelės Marijos prasidėjimą? Čia kitas dalykas. Ar bažnyčios visi nariai supranta, bet jie yra raginami ir kviečiami tikėti tą dogmą, kad Mergelė Marija nuo prasidėjimo momento, dėl to, kad ji buvo apvaizdos jau pasirinkta būti išganytojo motina ir sutiko ją būti, apvaizda Dievas žino mūsų atsakymą. Jis jau iš anksto žino mūsų atsakymą. Tai žinojo, kad Mergelė Marija sutiks, pasakys angelui fie, ir tuo sutikimu jinai tampa Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus motina. Tai Dievas apsaugojo Mergelę Mariją nuo gimtosios nuodėmės jau prieš jai prasidedant. Ji gavo tokią pat situaciją, kokią turėjo Ieva iki nusidedant. Iki kur pirmieji žmonės, pirmoji moteris nepaklausė, tai dabar Marija lygiai tomis pačiomis sąlygomis paklausė. Paklausė, pasakė fie. Tebūnie taip, kaip aš nesuprantu, kas čia vyksta, kaip aš čia būsiu, bet aš sakau fie. Ir va šitą dogmą. Tai čia po 2 dienų. Toliau. Žiūrėkite, kokius brolius nusprendėm pasiųsti? Išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi. Jeruzalėje mes juos mylime. Ir jie pavadinti yra agapetoj.
Tai yra tie, kurie yra mylimi, bet mylimi ne kažkokia mes žavimės jais, mes grožimės jais, nes Pauliaus barzda labai graži, arba ten Barnabo ryžumas labai kažkam patinka, vienu žodžiu, ne. Jie yra mylimi todėl, kad mes juos branginame kaip savo brolius ir mes dėl jų norime stengtis. Mes savotiškai aukojamės ir kad jie yra mylimi, jūs suprasite iš to, kad mes siunčiame kitus 2 kartus su jais. Tai čia ne šiaip savo, čia ne juokas yra. Toliau. Ir žiūrėkite, o kodėl jie mylimi? Kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Ir čia vėlgi ne visiškai tiksliai išversta. Ankstesni vertėjai versdavo guldė savo galvas, o dabartiniai naujausi vertimai sako, kad vis dėlto tą žodį reikėtų versti paskyrė savo gyvenimus, ir čia vienas žodis yra praleistas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardui. Paskyrė savo gyvenimus. Ir kai paskyrė, jie rizikavo. Paskirdami savo gyvenimus, taip kaip Marija pasakė Fiat angelui, tebūnie kaip tu man pasakei, jinai pasirašė ir Dievas žino ką. Jūs suprantate, kad kai mes paskiriam savo gyvenimą, mes savotiškai rizikuojame. Sutuoktiniai, kada paskiria viens kitam savo gyvenimą, jie rizikuoja. Susilaukdami vaiko, šeima rizikuoja. Reiškiasi, išsiųsdami kažką į kelionę, į mokslus, visada rizikuojam. Yra rizika. Paskirti yra savotiškai rizikuoti. Ir paskirti savo gyvenimus paskyrė mūsų viešpaties Jėzaus vardu. Jo asmenį, jam tarnauti. Paskirti savo gyvenimą Jėzui, tai ne iki galo nežinai, kur Jėzus tave nuves. Mane nuvedė į Ameriką, mane nuvedė į Vajasiškį, mane nuvedė į Antaleptę Jėzus, mane atvedė į Krekenavą, mane atvedė į Upytę, mane nuvedė į policiją, mane nuvedė į universitetą, mane nuvedė į seminariją. Ir viešpats ir toliau vedžioja, nes aš paskyriau jam savo gyvenimą. Ir jis vedžioja mane ten, kur jam atrodo, kad aš turėčiau būti. Ir aš nežinau, kur jis mane nuves rytoj ar poryt, ir niekas nežino. Lygiai taip pat ir jūsų gyvenime, kai paskyrėte į viešpačiui, kai paskyrėte vienas kitam, nežinote ar į kažkokį ligos, ar į kažkokį išbandymą, ar į našlystės, ar į vaiko praradimą, ar į vaiko gimimą. Nežinom į kokią situaciją, kur atves. Svarbu, kad mes norime būti arti viešpaties ir kad viešpats būtų arti mūsų tikro gyvenimo. Ne pagražinto, neįsivaizduoto, bet tikro gyvenimo. Ir viešpats gali būti šalia tikro gyvenimo. Ne visi žmonės gali būti šalia tikro mūsų gyvenimo. Jie nori būti šalia mūsų, kai mums sekasi, kai mes esam reikšmingi, kai mes esam svarbus, kai mums viskas gerai, bet jeigu kas nors pas mus nebegerai, arba mes susergam, arba prarandam kažkokį postą, arba išeiname į pensiją, arba prarandam kažkokių pinigų, arba nebebankrutuojame versle, tada kažkaip sumažėja ratas tų žmonių, kurie nori būti arti mūsų ir kartu su mumis. Kažkaip sumažėja. Bet viešpats niekada nepasišalina ir bažnyčios nariai turėtų taip artimai bendrauti ir draugauti ir gyventi kartu, kad ir bažnyčios nariai nepasišalina. Netgi suklydus kažkam, netgi kažkam tai nutikus, savo malda, savo užtarimu bando pakelti, bando padėti atsikelti ir tik labai matysim vėliau kraštutiniais atvejais bažnyčios bendruomenė gali kažką atskirti nuo savo šeimos. Atskirti. Bet jau čia labai kraštutiniai atvejai, kuriuos mes vadiname ekskomunika. Jie bus taikomi, matysime, kad tai irgi yra disciplinos dalis. Yra čia kaip jeigu bažnyčia yra mistinis kūnas, yra galva Kristus, yra visi kiti nariai, tai kartais kūne atsitinka kažkoks dalykas, kur jeigu nenupjausi, kažkokia gangrena arba kažkoks organas, kurio jeigu neišimsi ir neatskirsi,
tu pažeisi, dar blogiau padarysi visam organizmui. Tai tenka su dideliu apgailestavimu kažką tai atskirti, kažką nupjauti, kažką išoperuoti, kad likusi dalis būtų kaip galima sveikesnė, kad tai netaptų viso kūno mirties priežastimi nelaiku. Toliau. Paskyrė Jėzaus vardui Jėzui ir gerosios naujienos žinios apie Jėzų skelbimui. Paskirti savo gyvenimą Jėzaus vardui, tai yra daryti tai, ką Jėzus daro. Skelbė savo gerą naujieną, skelbti jo žinią. Toliau. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Žodžiu, kas parašyta, sakiau, ne visi moka skaityti ir siunčia, kodėl du siunčia. Kodėl du siunčia, ne vieną? Todėl, kad mes žinome, kad iš antikos, iš Šventojo rašto laikų, kad liudijimas būtų tikras, turi būti du liudininkai ir jie pagal to meto visuomenę patriarchalinę turi būti vyrai. Moters liudijimas tuo metu negaliojo. Mes matome, Jėzus tą paskui pakeis, jis kalba su samarietė prie šulinio ir jinai paskelbė, aš radau tą, kuris yra Mesijas Samarijos gyventojams. Taigi Jėzus, kai šiandien sakoma žmogaus teisės, bažnyčia reiškiasi moteris visaip diskriminuoja, neleidžia kunigais būti ar dar ten kažko neleidžia ir taip toliau, tai iš tiesų kalba žmonės, kurie nežino nei Švento rašto, nei Evangelijos, nei pažįsta Jėzaus. Tas teisės, kuriomis mes šiandien džiaugiamės, tos laisvės, kuriomis šiandien džiaugiamės, jos nėra pagonių ir antikos pasaulio nuopelnas. Tai yra krikščionybės, tai yra Kristaus nuopelnas. Taip kaip atsiranda lyčių vienybė, taip kaip mes reiškiasi, kad ne iš karto atsiranda, ne greitai atsiranda, bet tos tiesos sėklos jau yra Jėzaus žodėje, jo asmeny, jo pavyzdy. Tik reikia tinkamai perskaityti, neiškreiptai ir ne pagal savo naudą. Kartais bažnyčios istorijoje ir anksčiau ir dabar bandoma Jėzaus vardu, autoritetu pasinaudoti savo kažkokią ideologiją, savo kažkokią nuomonę, savo mintį paskleisti. Bet jeigu įsigilini į Jėzaus mintį, jeigu ją pripažįsti, tai jinai yra labai labai pagarbi ir bendražmogiška. Dabar kas? Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Čia mes laišką skaitom. Čia kol kas mes laišką skaitom. Čia viskas laiške parašyta. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Žiūrėkite, ką rašo apaštalai ir vyresnieji. Ne mums pasirodė pirmiausia. Čia ne mes esame tas pirminis tiesos ir žinojimo šaltinis, bet šventoji dvasia, kuri nuo pat bažnyčios pradžios veikia mūsų tarpe. Dievo dvasia, Dievo galia. Šventai dvasiai, ne tik apaštalams ir vyresniesiems. Taigi šventoji dvasia susirinkimo, apaštalų susirinkimo dalyvis. Ir popiežius Pranciškus, kviesdamas į sinodo asamblėją, į sinodo susitikimus, sako, pirmiausia, kreipkitės į šventąją dvasią. Šito bažnyčios susirinkimo dalimi, susitikimo santuokos sakramento, kunigystės sakramento, turi būti šventoji dvasia. Pirmiausia, turim pakviesti šventąją dvasią, kad ji būtų šitų svarbių ir sprendimų ir veiksmų dalyvis. Kad ji būtų ta jėga, kad ji būtų ta galia, kad mes ne savo galia, bet Dievo šventosios dvasios galia spręstume. Kuris per pranašo kalbą ir šventoji dvasia dalyvavo tame susirinkime ir mes žinome, kad šventoji dvasia apdalino bažnyčią įvairiau kalbų, vadovavimo, pranašavimo, gydymo, užtarimo įvairiausiamis dovanomis. Tai panašu, kad šventosios dvasios pranašavimo dovana irgi kažkur reiškėsi tame kalbėjime. O galimai ir netikėtai per pasireiškusią susirinkusių vienybę. Juk susirinko apaštalai ir vyresniai spręsti klausimo, kuris šiaip iki tol jau skaldė bažnyčią.
Ir kažkokiu būdu, išklausę visas kalbas, būdami kartu ir diskutuodami, sugebėjo vieningai priimti sprendimą. Tai čia, žinokite, yra šventosios dvasios veikimas. Čia ta vienybė ne 2x2, 4. Čia ta vienybė ne matematiniu būdu atsirado. Ta vienybė atsirado, kad kažkas nusprendė, kažkaip išgirdo savyje, kad vis dėlto mano anksčiau turėta nuomonė, jog reikia apipjaustyti pagonis ir reikia priversti juos laikytis, kažkas manyje pasikeitė mano mąstyme. Aš supratau, kad mano nuomonė negali būti visiems galiojantis sprendimas, kad visiems galiojantis sprendimas yra kažkas kita, kas vėl atkuria vienybę. Ir tai šventosios dvasios darbas mumise ir tarp mūsų. Ten, kur kuriama ne vienybė, ten nėra šventosios dvasios. Ten nėra šventosios dvasios. Ir žiūrėkite, šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti daugiau naštų. Taip, neužkraudama tų naštų, dvasiagi jau veikia. Per sprendimą Cezarėjoje, pasiųsdama Petrą į Kornelijaus namus, jau ten dvasiagi veikia, jinai jau tada nekrovė. Tai kodėl, jeigu dvasia nekrovė, mes, žmonės, norime pradėti kažkokias naštas krauti? Tik tai laikytis to, kas būtina. Tai, kas būtina. Ir tai, kas būtina, neatsirado, reiškėsi, Jeruzalėje nusprendus, bet tai jau buvo būtina ir buvo laikomasi anksčiau. Mes nieko prie to, kas jau būtina ir kas jau yra laikomasi, nepridėsim. Mes tik pakartojam dar kartą, o kas yra būtina. Jūs visi tą jau žinote, jūs visi to laikotės, bet mes dar pakartojame kitiems, jeigu kiltų kam klausimų, o kasgi yra būtina ir žydams krikščionims, ir iš pagonių kilusiems krikščionims. Ir tai ne našta. Ir ką išvardyjama? 4 dalykai. Susilaikyti nuo aukų stabams. Ir vėlgi, pažodžiui verčiant, nuo aukų. Nuo maisto stabams. Susilaikyti nuo maisto, nuo mėsos, nuo duonos ir vyno, kuris yra skiriamas stabams garbinti, kuris skiriamas pagonių dievybėms garbinti. Nes, kaip aš jau sakiau ir aną kartą, paaukotas maistas tiems netikriems dievams, tų kunigų pasiėmus, aišku, geriausią dalį ir jau nebeturint kur dėti, buvo dievų vardu atiduodama bėdžiams. Reiškiasi, šitie dievai yra tikri, jie jums rodo palankumą, nes jie jums duoda valgyti mėsos, gerti vyno ir valgyti pyragų. Tai čia geri dievai, jeigu jie duoda, dar geresni jų kunigai, tai čia šitos dievus reikia garbinti ir garbinti. Matote, čia toks užsisuka ratas. Tai krikščionims būtina tokio maisto susijusi su stabmeldystė nepriimti. Mes paskui žinome, kad paskui buvo galima jau valgyti, suprantant, kad tai ir yra stabų maistas. Tai žinai. Visi valgo kaip Dievo dovana, tų netikrų dievų dovana, o krikščionis vėliau jau galėjo valgyti kaip maistą, kur, ką durneliai mano, kad čia nuo tų dievų iš tiesų kvaileliai, bet mes puikiai žinome, kad nėra tų dievų, yra tikrasis dievas ir čia yra tik apgaulė, bet maistas yra geras, kodėl mums jo nesuvalgyti, ar jo nepasinaudoti. Nuo kraujo, reiškia, mes žinome, ir kraujas yra kunigams 17-18 skyrius, mes skaitėm, yra jautrumas žydų, reiškia, įstatyme, kraujo dalykams, nes kraujas yra gyvybė ir su krauju reikia kaip galima mažiau turėti reikalų, nes mes vėlgi supraskim šiandien, tai mes žinom visus higienos reikalus ir visą kitą, bet tais laikais, reiškia, turėjo būti tinkamai papjauta, nukraujuota, kad būtų galima naudoti mėsą. Nuo pasmauktų gyvulių mėsos, tai mes tą irgi jau čia aiškinomės, kad visokių ten ir pasmauktų, ir abortuotų, ir visokių kitokių, reiškiasi, ir nuo ištvirkavimo. Ir apie tai irgi jau girdėjome. Taigi, jūs gerai elgsitės saugodamėsi šitų dalykų.
O iš tiesų žodis saugotis, tai kaip saugotis. Kaip galim saugoti? Kaip tu saugaisi pikto šuns? Taigi tu eini kuo toliau nuo jo. Kaip tu saugoisi, reiškiasi kažkokio tai, aš nežinau, ko galim, aštraus dalyko. Tai tu eini toliau. Tu bandai neturėti nieko bendra su tuo, ko tu saugaisi. Tai vengsite, šalinsite šitų dalykų. O jeigu tu nueini į pagonių šventyklą ir ten yra dalyjamas tas maistas, tai koks čia yra vengimas, koks čia yra šalinimas, ko tu išvis ten eini? Tai jeigu tu vengi ištvirgavimo, tai ko tu eini į bordelį? Yra labai paprasti dalykai. Tai, kas iš tiesų būtina vengti, tai tu stenkis neturėti. Jeigu tu jau nebegali gerti alkoholį, tai kodėl pas tave pilnos lentynos alkoholio namuose? Tai tu šalinkis, tu neturėk, tu fiziškai stenkis tokių dalykų neturėti, kurie tau kelia tau arba tavo artimiesiems pavojų. Labai tokie paprasti dalykai. Bet mums atrodo, kad visi kiti tai gali šalintis, turi šalintis, o mes tai jau tokie stiprus, mes čia viską atlaikysim, prieš viską atlaikysim. Ne visada ir ne visur. Taip kad, jeigu yra galimybė, venkite. Vengdami nepasirinktinai, sako, čia saugokitės, bet tiesiog jūs turit vengti, šalintis, jūs gerai elgsitės, nes geras elgesys. Elgtis gerai krikščionims yra ne pasirinkimas, o prievolė. Elgtis gerai krikščionis turi visada ir visur. Mato klebonas ar nemato? Įvertino kas nors ar neįvertino? Kodėl? Todėl, kad mūsų tikrasis Dievas mato mus visur ir visada. Ir jis pažįsta mūsų mintis, ir jis pažįsta mūsų sąžinę, ir jis geriausiai žino mūsų motyvus, ir mes visada ir visur turime neužmiršti, kad visa, ką darome, Dievo akivaizdoje. Kad duris bazilikos yra užrakintos, kad klebonas yra išvykęs kažkur, tai nereiškia, kad jau dabar galime daryti, ką norime. Dievas niekur nepasišalino, jis yra visur ir visada tikrasis Dievas. Ir mes privalome visur stengtis elgtis gerai, elgtis tinkamai. Ir vengti blogų dalykų, saugotis, tai nepasirinkimas. Toliau parašiau, ne visi taip manys. Jūs gerai elgsitės saugodamėsi šitų dalykų. Ne visi taip manys. Yra tokių, kurie sakys, tai čia, žinai, tai čia, kaip čia galima, tai čia galima, tai čia galima. Tai čia, kas čia atsitiks, žinai? Ką jau čia dabar? Jūs tie krikščionys nesąmonės. Tai ne visi taip manys, kad reikia šalintis. Sakys, einam į tą bordelį, einam, žinai, pabandykim, tai kas čia reikia įsilakstyti, čia reikia išbandyti, čia reikia išmėginti, čia reikia visokį kitokį. Čia gyvenime reikia viską patirti, viską patirti, ką gali. Taigi tokių mokytojų, tai į tą pip, da keiksmažodžiai, žinai, prideda, kaip čia viską reikia patirti. Tada jau atgailos. Tada ką tie kunigai darys, ką tas Dievas, jeigu mes neturėsime tų grėkų, tai reikia tos grėkus daryti. Ir šiaip nuodėmė yra juokingas, juoką kelia. Anekdotose yra nuodėmės reiškiasi, vienu žodžiu, tai yra juoko dalykas. Čia tik jūs kunigai prisigalvoti visokių nesąmonių. Čia yra gyvenimo tikrovė. Čia. Liūdnama. Kažkaip ta gyvenimo tikrovė, tas juokas kažkaip Jėzų ant kryžiaus pakabino, kažkaip besijuokiant, reiškiasi. Ir tame juoke, ten, kur mes neskiriam, kas yra blogis, kas yra gėris, kur mes viską padarome juoku, tai paskui nuo tokio juoko pradeda viduriai skaudėti, galvos, gyvenimai žlugti, širdis dužti. Čia nuo tokių juokų. Ne viskas taip juokinga, kaip atrodo. Ir užbaigiam. Likite sveiki. Žiūrėkite, laiškas baigėsi,
likite sveiki. Ir aš galvoju, kas čia per reiškėsi žodis. Ir tada graikų kalboje pasižiūrėjau, erosti. Yra, reiškėsi, helenistiniai laiškai, graikų kalboje prasidėdavo sveikinimu, valė ir baigdavosi to erosti. Likite sveiki. Ir aš galvoju, čia kaip sveiki. Tai tada ten sako, būkite gyvi. Likite sveiki, būkite gyvi. Reiškėsi, būkite gyvybingi, būkite aktyvus. Mes žinome, kad yra žmonių, kurie fiziškai yra sveiki, bet jie nusiminę, nusivylę, jie nelaimingi, jie visą kitą. Jie kaip ir fiziškai neturi kuo labai skūstis, bet kažkodėl jie negyvi, jie kaip gyvi lavonai vaikščiojantis. Jų gyvenime trūksta kartais tikslo, trūksta prasmės, jie persisotinę yra visokiais juokais ir visokiom nuodėmėm ir visokiom patirtim ir kažkaip tai labai nesveikai viskas ten pas juos. Tai va, likite sveiki, būkite tai, kas teikia gyvybę, būkite tame, kas daro jūs gyvus. Nes nebežinau, kuris čia Tertulianas ar kas pasakė, būti krikščionimi tai būti pilnai gyvu. Mums atrodo, kad krikščionybė, kad mūsų tikėjimas mažina mumise gyvenimą, mažina mumise gyvenimo džiaugsmą. Nieko panašaus. Mūsų tikėjimas iš tiesų atveria mums gyvenimo grožį, įvairovę, džiaugsmą. Tokią kokybę dovanoja, kokios nieks kits negali dovanoti. Ir yra žmonių, kurie ne per daug seniai atrado tikėjimą. Jie manė, kad tikėjimas yra nuobodžių dalykų, nuobodžių žmonių nuobodus dalykai. Bet dabar pradeda suprasti, kad mūsų tikėjime tiek daug gražių spalvų, šviesos, tiesos, meno, simbolių, istorijų, pamokymų. Čia mūsų tikėjime tik tai reikia tą lobyną atrasti, reikia kažkaip jam atsiverti. Likite sveiki. Vat laiškas baigėsi. Atvykę į Antiochiją pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai perskaitę jį apsidžiaugė paguodos žodžiais. Taigi, buvo pasiusti pirmas, antra, kad keliavo ten mes sakėm 400 su virš ar kiek tų kilometrų, tai keliavo, ne su mašina keliavo, ne su traukiniu keliavo, ne su lėktuvu keliavo. Ta kelionė buvo tik, kad paskaitytų kažkokį raštą, kad paskaitytų kažkokį laišką, keliavo. Ir tada neaišku, ar da keliaus. Tos kelionės buvo keliavo. Tada nukeliavę sušaukė visus Antiochijoje esančius brolius ir perdavė jiems žinią. Ir kaip buvo priimta šita žinia, kaip buvo priimta šitas sprendimas, šita dogmatika, šitas laiškas. Antiochiečiai apsidžiaugė paguodos žodžiais. Ir kitaip yra paraklezis, pradžiugo. Ir šventosios dvasios irgi vardas Jėzus naudoja parakletos. Reiškia, šventoji dvasia yra ta, kuri pradžiugina, ta, kuri guodžia, ta, kuri padrasina. Jeigu mūsų tikėjime pradeda trūkti džiaugsmo, drąsos, gyvybės, tai reiškia, kad mūsų tikėjime pradeda trūkti šventosios dvasios. Mūsų bažnyčiose pradeda trūkti šventosios dvasios. Šiandien mes mišiuose giedojom, nes priėmus viešpat Jėzų šventoje komuniją, kunigo širdis pradžiugo. Jis norėjo giedoti viešpačiui, jis norėjo pasidžiaugti, juk mes iš džiaugsmo, iš meilės eilėraščius pradedam rašyti, paveikslus tapyti, gėles dovanoti, visaip romantiškai, neprotingai elgtis iš to pradžiugimo. Bet ačiū Dievui, kad visi kiti katalikų bažnyčia nepradžiunga. Atrodo, kad jie gavo rūgščią kažkokią tai substanciją savo gyvenime, kur kaip dabar tą Jėzų čia reiks priėmus gyvenime nuryti. Įveltas jo žodis, įveltas jo sakramentas ir vėl aš čia turėsiu kankintis, nes tikėjimas yra kančia. Ne. Yra situacijų,
kur mes kankinamės, tai nieko bendro su tikėjimu neturi su Jėzumi, tai yra tiesiog šito gyvenimo dalis ir į tą kančią Jėzus ateina su savo prasme. Ir mes tada žiūrime kankinių gyvenimus, tuos, kuriuos bažnyčia mums pateikia kaip pavyzdžius ir jų istorijas, jie pradžiūgsta mirties kameroje, jie pradžiūgsta Koliziejui atiduodami žvėrims sudraskyti, jie pradžiūgsta Sibire praleisdami metų metus, jie džiaugsmingi žmonės gali būti. Reiškia, šventoji dvasia yra kartu su jais, bet jeigu mes nesugebame pradžiūgti, jeigu nesugebame giedoti, tai kas norės prie šitokių nuomarų prisijungti? Jeigu kas nors dar bandė patikrinti, ar nori būti šitos krikščionių tikėjimo bendruomenės nariais, atsistojo gale bažnyčios ir pasižiūrėjo, kaip mes džiaugiamės savo tikėjimu, sako, apsaugok, susimylėk. Nieko bendro su šitais pelėsiais ir su šitom rūkštim aš nenoriu turėti. Ne šypsena, yra tiesiog supratimas, kad prie manęs švenčiausio sakramento metu prisiliečia Dievas. Mes žinome, kad jis yra, bet jisai per tą komunijos, per duonos tą gabalėlį, kuris yra jo kūnas, jis gauna prie mūsų prisiliesti, nes aš irgi su žmonėmis, būdamas vienas, gyvendamas vienas, kur galiu, duodu ranką, apsikabinu, nes mano kūnui reikia prisilietimo. Man neužtenka tik žinoti, kad jūs mylite mane, kad aš jums rūpiu, kad jūs branginate mane ir mano kunigystę. Man reikia, kad mano kūną pasiektų žodžiai, pasiektų sveikinimai, kai būna gimtadienis, gėlės, pasiektų maldos, kad gale mišių prie manęs prieitų kažkoks vaikas ir tiesiog drąsiai be nieko apsikabintų. Mums reikia šito. Tai ir Jėzus per švenčiausią sakramentą prisiliečia prie mūsų. Ir mums suprasti, kad tai yra mūsų žemiškai kelioniai, mūsų dabartiniam kūnui dovana. Ir tuo mokėti džiaugtis. Ne kažkaip ten, mes santūrus lietuviai esame, mes ne kokie italai, ne ispanai, ne pietiečiai, kur ten bamba karamba, bet reiškiasi, kai žmogus džiaugiasi, tu vis tiek matai džiaugsmą. Kai žmogus yra pozityvus, kai jis arba ji kažką teigiamo patyrė, tu nenori jis arba ji tai spinduliuoja. Tai norėtųsi, kad mūsų bažnyčiose būtų daugiau tokio spontaniškumo. Nebijo, o tai ką čia kiti pagalvos, o kad tai kaip čia visi pasižiūrė. Koks kie nori, šeimoje, kai susėdat prie stalo, ten dabar galvo, tai ką dabar mama pagalvos, ką dabar tetė, ką dabar sesė pagalvos, nieko negalvoji. Tu tiesiog šeimoje esi tu. Ir jeigu tau gerai, tu pradedi dainuoti, jeigu dar ką nors pradedi sakyti. Aukštielnikas atsigulė ar kas nors. Tu šeimoje gali elgtis spontaniškai, būti tikras. Tai jeigu tu bažnyčioje negali būti tikras, tai kur būti tikru? Jeigu Dievo akivaizdoje negali būti, jeigu su tokiais pat nusidėjėliais ir silpnadušiais, kaip tu pats negali būti tikras, tai su kuo tu gali būti tikras? Aš suprantu. Bet tas ir yra, kad mes bažnyčioje nesame dar iki galo įsisąmonę ir atradę, kokia tai tikrovė, kokia tai gelbinti mus tikrovė. Ir mes ir į bažnyčią kitą kartą einam kažko vaizduoti, kažką nuduoti, kažkam kažką parodyti, kažkam kažką įrodyti. O mūsų šitoj kertėj, kai mes susirenkam, tai niką rodyti, nikam pasirodyti. Ten niekam niekas neįdomu, visi mes iš savo kasdienybės susirinkę, reiškiasi, ir mums svarbu būti su viešpačiu, su jo žodžiu, su jo sakramentais ir vieni su kitais. Pradžiugo. Nepergyveno dėl to, kas būtina, nes ir taip jau laikėsi. Niekur nesakė, kad oi, kaip gerai, kad mes džiaugiamės dėl to, kad nereikės, reiškiasi, apipjaustyti ir nereikės visų Mozės įstatymų, bet Dieve tu manogi dabar reikės susilaikyti nuo ištverkavimo. Ai. Nugi nieko panašaus. Jie pradžiugo todėl, kad to, kas būtina, jie jau ir taip laikėsi,
O jie pradžiugo todėl, kad nieko daugiau nebuvo jiem užkrauta. Nieko nebuvo užkrauta nenatūralus jiems elgesys. Jūs turite pirmiau tapti žydais, kad taptumėte krikščionimis. Kodėl? Ir buvo pasakyta, nereikia. Jūs krikščionimis galite tapti iš ten, kur esate, iš to, kas esate. Netgi lietuviai gali tapti krikščionimis, įsivaizduojate. Ir mes, kai nekurie pasinaudojame. Judas ir Silas, būdami pranašai, guodė ir stiprino brolius gausingais pamokymais. Taigi čia jau pasakoma, kad Judas ir Silas nėra tik tai šiaip vyresnėje Jeruzalės, jie dar ir turi pranašavimo dovaną. Pranašavimo reiškiasi jie, o ką reiškia ta pranašavimo dovana? Taigi šventoji dvasia dalyvauja ir antra, šventosios dvasios efektas klausančiuose yra džiaugsmas ir padrąsinimas. O su pranašystės dovana yra susiję sekantis dalykai. Kas turi pranašystės dovaną, turi dovaną paraginti. Tai ateikime į talką. Tai padėkime klebonui. Tai padarykime kažką gražaus. Tai einam su manimi į švento rašto studijas. Ir jeigu žmogus, kuris turi paraginimo dovaną, kažką paragina, dažniausiai gauna teigiamą atsakymą, nes tai yra šventosios dvasios veikimas. Jeigu jaučiate, kad turite kažką paraginti, kažką pakviesti, kažką padrąsinti, darykite tai. Tai šventosios dvasios darbas jumis ir per jūs. Taipogi su pranašystės dovana siejama pamokymas. Tai kad aš nežinau, ką toj bažnyčioj daryti. Taigi ten ir televizoriai yra. Tu sėsk šalia manęs, aš tau viską pasakysiu, žinai. Kur reiks, atsistosim. Tai čia tas rankas kelt, jeigu bijai, labai aukštai nekelk. Kol nesupranti, tai ką aš čia kelsi, bet jau nesistebėk, aš tai kelsiu, nes aš žinau, kam aš čia keliu ir ką aš čia kviečiu ir ko aš čia laukiu. Va tas pamokymas, nes jūs iš tiesų turite galę pamokyti vienas kito, jūs labai jau daug žinote. Palyginus su tuo, ko jūs nežinojote, jūs dabar šitiek daug žinote ir aš nepailstamai toliau bandau tą jūsų žinojimą kilstelėti, nes tai ne tik jums, bet per jūs visiems. Kuo daugiau bus pažinimo, kuo daugiau bus žinojimo, tuo lengviau seksis Jėzui daryti savo darbus ir veikti. Toliau su pranašystė yra susijusi ir kritika. Kartais pranašystė pasireiškia kaip kritika. Vat klebone, kodėl šitaip darote? O kodėl šito nedarote? O kodėl tik pas tuos einate, o pas kitus neinate? O tie kiti kviečia, o jie nedrįsta. Tai jūs juos padrąsinkite. Reikia padrąsinimo dovanos, reiškiasi, palydėkite ir taip toliau, ir taip toliau. Vienu žodžiu, kartais ta kritika. Klebone, jūs čia nupaistėte šitam pavyzdėlyje. Gavau vieną tokią gerą kritiką ir man paaiškino ir aš tada pasidomėjau ir paaiškėjo, kad aš truputį nupaisčiau. Šnekėjau apie kažką, ko iki galo neišmaniau. Tai ta kritika ne, kad jinai yra mane sužlugdyti ar kitą žmogų sužlugdyti, bet padėti kitam žmogui būti tiesoje, būti teisingam, daryti savo darbą gerai. Aš kritikuoju kitą ne, kad jį sunaikinčiau, ne, kad jį sumenkinčiau, ne, kad jį pažeminčiau ar ją. Aš padedu kitam parodyti, kur yra klaida, kad tas žmogus galėtų geriau, teisingiau kalbėti, aiškiau elgtis. Jo arba jo paties naudai. Kritika tik pirmiausia turi būti kito gėriui. Kitam turi būti nuo to gerai. Tai ir susiję ir padrąsinimas. Padrąsinti. Tu gali, tu tikrai gali, tu nesiryšti. Tas padrąsinimas kartais mes liaudėje sakom spyris į gerą vietą. Kartais reikia tokio gero impulso, spyrio. Kaip aš kartais padrąsinu žmonės, kurie sako, labai norėtume jūs pasikviesti į savo namus, bet nežinome, kaip pradėti. Sakau, pradėti reikia nuo to, kad aš turiu iš kišenės įsimti telefoną, o telefone yra mano kalendorius. Ir pasižiūrėti, kokią datą aš galiu įrašyti apsilankymą pas jūs. Sako, čia netaip sudėtinga. Ir nueina tolyn. O paskui grįžta
Po kelių minučių sako, palaukite, o jūs dabar turite telefoną? Turiu. O galite įsijimti? Galiu. O galite pasižiūrėti kalendorių? Galiu. Nu ir įsiimu, atsiverčiu, įsirašau ir viskas to pasibaigia. Įsivaizduojat? Va taip vyksta dalykai. Padrasinti. Nu, galim. Reikia padrasinti, reikia išdrįsti. Tai drąsinkime. Ir kartais su pranašystė, labai kartais yra susiję ateities dalykų atskleidimas. Labai kartais. Ir dažniausiai tie, kurie turi pranašo dovaną atskleisti ateities dalykus, nežino šito. Jie tiesiog pasako kažką, iki galo nesuprasdami, kad tai bus arba tai nutiks, arba tam reikia ruoštis. Ir tada galima negirdėti ir galima neišgirsti, arba galima kažkam, kam duota išgirsti, ir tokiu būdu kažkas jau truputėlį gali prevenciškai kažkam pasiruošti. Taip ir tokia ateities dalykų atskleidimas. Kurį laiką ten pagyvenę, jie buvo brolių išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę. Taigi, šitokį kelią atvykę, taigi neapsisuko ir su vakariniu autobusu negrįžo į Jeruzalę. Tai brolių turėjimas savo tarpe. Ir jeigu turime brolių savo tarpe, tai jie ne tik tai, kad žinią perduoda, jie tegul perduoda ir savo dovanas. Tai ką Jeruzalėje mokote, tai ką jūs galite, nežinote, mane kuniga pasikviečia į namus, reiškiasi, susėda visa šeima ir taip toliau, nu ir aš ten pradedu šnekėti, ir tada ten dažniausiai moteriška sako vyriškam ar vaikam. Ar aš nesakiau? Aš loju tą patį. Bet atėjo klebonas, pasakė, įklausyk. Aš jau šitiek metų loju šitą. Ir iš tiesų mes esam irgi supratę, kad kartais yra gerai svečių pasikviesti, jie pasako tą patį, bet kadangi tai pasakiau ne aš, išgirsta. Lygiai taip pat ir aš džiaugiuosi kartais kunigą kokį pasikviesti, kad ir yra kunigų, kurie atvykę į Krekenavą, manęs paklausė, o kokią žinią reikėtų bendruomenę ištransliuoti. Daug kas nepaklausė, bet yra kurių paklausė. Ir aš jiem pasakau, kokią, manau, žinią būtų gerai bendruomenę išgirsti. Ir tas kunigas pasako, ir visi, oho, kaip pasakė, nu jau kaip pasakė, įsivaizduoju. O kad aš loju tą patį sekmadienis po sekmadienio, jau čia per 12,5 metų pratę, bet čia va kaip pasakė. Tai va iš tiesų pasinaudoti svečiais ir kai turime savo tarpę svečių, išmintingas ir protingas šeimininkas moka pasinaudoti svečių gėriu. Ką svečias arba viešnia arba tie žmonės gali įnešti į mūsų tarpą. Kaip išprovokuoti tuos žmonės, kad jie kažką pasakytų, kad jie kažkuo pasidalintų, kad jie šitą buvimą praturtintų. Reiškiasi, kaip sugebam iš svečio išspausti tai, ko mes patys savo jėgomis ne visada galėtume duoti. Tai bet čia irgi yra labai graži pamoka, kad bažnyčia pasikvietusi brolių, sulaukusi brolių iš kitos bendruomenės, sako, o kaip ten yra, o ką, nes tą patį, bet gal kitokiu balsu, kitokiu tembru ir tai padės mums visiems. Išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę. Su ramybės, su taikos linkėjimais. Nes jų apsilankimas, jų laiškas, jų žinia, jų sprendimas, kurį jie perdavė į Antiochijos bendruomenę ir šiaip į visas bažnyčios bendruomenės, kur išplatintas šitas sprendimas, vėl atnešė taiką, vėl atnešė ramybę. Tai mes jau dabar siunčiame jūs atgal sakyti, mes jau ramus, ta sumaištis, kuri buvo iki to sprendimo, mūsų bendruomenėje nebėra, mes siunčiame
jau ramybės ir vienybės linkėjimus jiems. Ir kartu tai yra pripažinimas Jeruzalės bažnyčios ir ten esančių vyresnių ir apaštalų sprendimo autoriteto. Mes siunčiame linkėjimus, mes dėkojame už tą sprendimą. Sakoma 34, kad kai kuriuose rankraščiuose Silas nusprendė ten pasilikti, todėl Judas vienas grįžo į Jeruzalę. Matysime, kad greičiausiai taip ir buvo, bet ne visur yra ta eilutė, tai jinai čia tarsi yra iškirpta. Paulius ir Barnabas pasiliko Antiochijoje. Kartu su daugeliu kitų jie mokė ir skelbė gerąją Viešpaties žodžio naujieną. O Paulius ir Barnabas vėl grįžo į savo bendruomenę. Ir ką turi jie daryti toje bendruomenėje, būdami apaštalai ir mokytojai? Jie mokė ir skelbė gerąją Viešpaties žodžio naujieną. Ne savo naujieną skelbė, ne savo žodį skelbė. Skelbė Viešpaties Jėzaus žodžio gėrį. Tos žinios, tą žinią, kuri mus pasiekė, gerąją žinią apie žmogų, apie Dievą, apie Dievo meilę mums, kuri mus pasiekė per Jėzų. Jėzaus žodį. Tai ne Barnabo, tai ne Pauliaus, tai ne Jankūno žodis, kad Dievas mus myli. Tai Dievo žodis Jėzuje Kristuje. Ir aš esu tik rūporas, aš esu tik perdavėjas. Ne savo, o Jėzaus žodžio. Amen.